Mantas, kas nežino. Esu pokerio žaidėjas, kartais pakeliauju. Labai senai dariau video. Kažkodėl nebuvo labai didelio noro, motivacijos. Bet pastaruoju metu įvyko didelių pokyčių gyvenime. Nusprendėm įsikraustyti į Bankoką, Tailandą. Tai jau mėnesį laiko esu Bankoke su dukra. Ir nesenai nusipirkau kamerą. Tai galvoju, reikia kažką čia pafilmuoti, padėti, gal kam nors įdomu, kaip čia vyksta dalykai, kaip persikraustai į Aziją, Tailandą. Tai pasistengsiu kažką tai pafilmuoti, įdėti. Ar gal kažkam bus įdomu. Tai jo, šitam video parodysiu tiesiog, ką įsinuomavom, truputį papasakosiu, kaip atvažiavom, kokie iššūkiai buvo ir panašiai. Tai va, dabar esu balkone savo buto, 19 aukštas. Pats namas yra 30 aukštų aukščio. Tai jo, reikėjo išsinuomot butą metams laiko, nes metams laiko, kai nuoma jis yra pigiau, reikia pasirašyti sutartį, nu, viskas standartiškai, normaliai. Tai buto kaina mėnesių yra 700 eurų, plus komunaliniai yra elektra ir vanduo tai labai mažai. Jau gavau pirmą sąskaitą vandens, tai buvo 80 batų, kas yra 2,50 € turbūt. O elektra, kilovatvalandai 4 batai, dar sąskaitos negavau, tai bus matyti, turėtų būti apie 50 eurų per mėnesį. Čia pagrindai yra kondicionierius, kas naudoja daug elektros, daugiau nelabai ko yra. Tai jo. Kitas dalykas, atvažiavau jau su dukra, ne vienas, tai dukra eina į mokyklą, registruoju privačią mokyklą ir mokykla yra čia, dukters mokykla, tai labai patogu, 3 minutės nueit, čia va šito takeliu, nusileidžia ir nueina. Kas yra įdomu, kad ir pradžių kelias savaitės teko ir ves, nes nauja šalis, didelis miestas, nelabai norėjo eiti pati, bet po to įsidrąsino. Šiaip mokykla faina. Aš čia praeitais metais, kai buvau nuėjęs aplankyti šitą mokyklą, apžiūrėjau, dabar irgi jau buvau nuėjęs į tėvų susirinkimą, o turi baseiną, būna plaukimo pamokas. Po to turi tailandiečių pamokas, kiniečių pamokas, o visa kita kaip ir standartiškai. Standartinės pamokas. Tai va taip, čia rytais kiekvieną rytą toksai truputį bizekas. Šiandien ryte kokie 6:30 ryto nereikėjo net žadintuvo. Kiekvieną rytą čia kokia greitoji važiuoja ir viskas girdisi. Izoliacija labai prasta langų, apskritai pačio buto kokybė tai nėra labai aukšta, parodysiu kelios vietas, kur ten matosi, kad viskas kuo pigiausiai padaryta, tai ir langai pigiausiai padaryti, bet to jiems nereikia čia apsišildinti, nėra šalta, tai izoliacijos kaip ir nėra. Einam, parodysiu truputį butą, čia tokį nemažą balkoną turim, visai fainai, geras vaizdas atsiveria, matosi didelė buda, čia dangoraižiai, iš kitos pusės dar daugiau dangoraižių, yra dar vienas balkonas, tai čia galima eiti. Į virtuvę, nedidelė virtuvė, kas įdomu, tai nėra dujinės.
Ir kiek buvau Tailande, tai visur būdavo dujinės, kiek nuomos, bet būtent šitam pastate nėra dujinės. Aš paprašiau, kad bent jau tokį daiktą nupirktų. Čia yra indukcinė kaitlentė. Nėra indaplovės. Indaplovės iš vis yra labai retas dalykas Tailande. Beje, nėra šilto vandens plauti indams, nes nėra šildymo, tai šilto vandens virtuvėse dažniausiai neturi. Yra šiltas vanduo tik tais duše ir jis yra pašildomas tokio elektrinio prietaiso, šildytuvo. Jis yra įdėtas vonioje. Tai kaip sakiau, dėl kokybės, tai va, pavyzdžiui, jau 2 kartus buvo iškritusios šitos durelės, tai tokie visiškai ikėjiniai baldai dar prastesnės kokybės. Turim didelį indapą, šitą skalbyklę, čia galiu pats įlysti, išsimaudyt. Tai pirmą dieną, kai buvom atvažiavę, skalbyklė buvo nepajungta, įjungiau ir išėjom iki parduotuvės, grįžom, tai čia visur buvo absenta, buvo potvynis, nes nebuvo paimtas kanalizacijos vamzdis ir viskas išbėgo ant grindų. Tai šitas slengstis velniop nuėjo, reikėjo keisti ir biškį atšakinėjo čia laminatas ir panašiai. Tai va, čia salionas, toks standartinis butas, 65 kvadratai, man atrodo, čia mano darbo vieta. Turim 2 vonias, kas yra gerai, čia dukters vonė, tai labai jai čia reikėjo, labai patenkinta, kad savo vonę turi. Tai čia dukters kambarys, jo, yra 2 miegamieji, 2 vonios, čia didysis miegamasis, čia dar viena vonė. Ir ten yra dar vienas balkonas. Biškį. Dabar skalbiniai. Čia geriau matosi dukters mokykla ir čia atsiveria dar geresnis vaizdas iš šito balkono. Šitas pastatas yra didžiausias Bankoke, pasirodo. Čia visai netoli ir ten yra, man atrodo, gal didžiausias prekybos centras Bankoke, Icon Siam, jis yra prie upės, ten gan gražu, gan prašmatnus šitas prekybos centras, ten 8 ar 9 aukštai, yra labai daug prabangių parduotuvių, visokie Louis Vuitton ir panašiai, yra ir kitos normalesnės parduotuvės, tokiems kaip mes. Tai va, atsiveria neblogas vaizdas. Kas dar geras dalykas, tai iš to Icon Siam, jis yra prie upės. Tai ten išplaukia laivai, su kuriais galima paplaukėti per upę. Tai labai geras dalykas per naujus metus, nes praeitais metais, kai buvom per naujus metus, tai pasiėmėm upės kruizą, kad pažiūrėti fejerverkus. Ir po to, žinoma, reikėjo grįžti į viešbutį, kuris buvo 20 km nuo upės. Ir teko kokias 3-4 valandas eiti ir galų galę susimokėti 3000 batų, apie 100 eurų už tuktuką, kad parvežtų. Nes jau buvo 3-4 ryto su mažu vaiku, tai jo, dabar čia 2 km iki ten, tai galėsim irgi gal per naujus metus nueiti, ten fejerverkai prie tos upės pagrindinė vieta, iš kurios šaudo fejerverkai. Nes šiaip buvau užsakęs butą Kuala Lumpūre, mes praeitais metais, kai buvom irgi tokiam aukštam dangoraižiui, ten dar didesnis jis buvo, su rooftop baseinu, ten tipo gražiai atrodė, tai ten buvau užrezervavęs, galvojau, važiuosim šiais metais, bet nereikia, va, dabar jau iš namų, netgi niekur nereikia eiti, iš čia turėtų gerai matytis fejerverkai per naujus metus. Ten yra dar šitas dangoraižis, kur stiklinės grindys, kur ten visi važiuoja apžiūrėti. Antras pagal dydį dangoraižis. Ir čia daug čia tų dangoraižių. Bankoke, tai va, vakarė visai gražus vaizdas atsiveria. Ką dar? Dar ši patogi vieta, netoli prekybos centras yra. 10 minučių peškom, turbūt didelis prekybos centras, toks kaip Maxima. Visko ten yra ir kavinių kažkokių. Išėjus
street foodo visokio, čia kaip visur Bankoke, visur jie pardavinėja tą maistą. Kas dar čia geresnio? Prieš kelias savaitės suradau gimnastiką dukrai. Tai gimnastika yra gan toli. Virš 20 km reikia važiuoti. Tai važiuojam su taksu, užtrunka apie 40-50 minučių, jeigu nėra labai daug mašinų. Bet ant greitkelių reikia važiuoti, dažniausiai nėra spūsčių. Kas įdomu, tai šitie privatus būreliai yra be galo brangus Bankoke, kas yra kažkaip keista. 8 ryto, o čia jie vėliavėlę kelia, kiekvieną rytą himną dainuoja. Jo, pamokos. Ne pamokos, bet reikia mokyklą 8 ryto nueit, sudainuoti himną, pakelt vėliavą ir tada jau galima eit mokytis. Čia reikia pagerbt karalių. Jo, atiduot pagarbą. Ir man atrodo, dar vakare 6 vakaro visada groja himną ir per radiją ir dar kažkur ten jie dainuoja tą himną, nežinau, nacionalistai, kažkokie. Mes kažkada važiavom su taksu, 6 valandą, tai išgirdom himną, dainavo. Tai va, apie gimnastiką ir būrelius, tai labai brangus. Nesakysiu tiksliai, kiek kainuoja, bet kelis kartus brangiau negu Lietuvoje. Ir kas įdomu yra, kad mokė ne už mėnesį, ne už kažkokį tai laikotarpį, o už kartus. Tai aš dabar pirkau 30 kartų. Viena treniruotė yra 2,5 valandos. Ir vienu žodžiu, per 3 mėnesius tą 30 kartų turi išnaudoti. Kiek žiūrėjau ir futbolas, ir šokiai, tokiu pat principu veikia, tu nusiperki kažkiek tai kartų tam tikram laikotarpiui, plus dar susimoki metinį mokestį, ten plius minus 1000 batų metinis mokestis ir po to moki už kartus ir eini, ten kiek nori tų kartų būna tvarkaraštis ir pavyzdžiui gimnastika yra 6 kartus per savaitę, bet tu gali eiti kaip tu ten nori. Vieną kartą eit gali, 2 kartus eit gali, 6 kartus, bet jeigu eisi 6 kartus, tai ten tau gausias astronominė suma ir ja, tokie dalykėliai dėl užklasinės veiklos, gan brangu, turbūt valstybė gal nesubsidijuoja ir viskas yra privačiai, bet ten to gimnastikoje yra kokie 4-5 treneriai, didelė salė, gal kada kažką pafilmuosiu, dėsiu, gal kada bus įdomu. Tiek žinių apie šitos dalykus. Pats dažniausiai dirbu nuo ryto, atsikeliu 5 ryto. Manęs taip 6 ryto pažadintų šitą greitoją arba policiją arba dar kas nors. Čia iš šitos gatvės. Ir dirbu maždaug iki 1 gal, iki 2, labai normaliai gaunasi. Tokios ne visai ofisinės valandos, bet padirbi 7-8 valandas ir tada kaip ir lieka beveik visą dieną. Galima nueit pasportuoti, baseiną. Tai jo, turim čia salytę tokią. Turim baseiną ant 7 aukšte ant stogo ir yra pirtis, tai galim dabar eit, parodysiu tam bendras patalpas visas, tai jo. Tai einam parodysiu bendras erdves. Tai dabar esame koridoriui, tai čia toks dalykas yra, kai buvo žemės drebėjimas prieš kelis mėnesius, tai va suskilinėje. Tai galima matyti paliktas žymes, bet kažkaip per daug nesuku galvos. Sutvarkys turbūt, viskas bus gerai. Tai keliamės pirmą į 30 aukštą. Ten yra toks kaip terasa. Šiuo metu baseinas. Tai jo, kaip sakiau, iš viso yra 30 aukštų. Mes gyvenam 19. Baseinas yra 7. Ir 30 aukšte yra terasa.
Bangkokas. Tai visai fainai ateit čia, atsinešti kavos arbatos, šiaip kur nors ir pačilint. Žvaigždeliai va atsiveria. Vietos mokykla, vaikai žaidžia tą. Tai jau taip, ne visas Bangkokas, bet matosi nemažai. Šilta, faina, karšta, labai tvanku čia kiekvieną dieną. Dabar nėra saulės dar, nes po lietaus sezonas, tai mažiau tos saulės būna, bet visada tvanku, 30 laipsnių mažiausiai dienos metu. Ten upė matosi. Tai jo, lietaus sezonas, bet lietaus nėra, kad per daug būtų. Kartais nulyja. Būna dienų, kai iš vis nelyja. Čia dar yra toks kaip čia atsidaro. Toks kaip lounge'as. Galima irgi atsinešti kompiuterį, pasidėti. Tai va, visai nieko, fainai. Bendras erdvės fainesnės negu pats butas. Bet visur Azijoje, kiek esu pastebėjęs, tai tas bendras erdvės daugiau kažkaip gražiau padaro tas bendras erdvės negu pačius butus. Ypač Filipinuose, kai buvau, tai ten iš viso butai labai ne kažką buvo, o bendras erdvės tai kaip viešbučius atrodo. Tai dabar leidžiamės vėl 7 aukštą ir parodysiu baseiną ir salytę, kokia yra, bei pirtį. Aukštas. Čia baseinas. Čia salytė. Einu kasdien, beveik kasdien pasportuoti, gan patogu. Fainai. Čia persirengimo kambarys ir yra pirtelė irgi. Tai irgi fainai dažnai einu atsipalaiduoti vakarais. Tai va tiek va. Salė nėra didelė, nieko ypatingo, kažkiek tai įrangos nedaug, kanteliukai, staklytės, bėgimo takeliai. Bet toks dalykas, kad labai patogu. Kai būni šiaip, o tipo į salę skirtą abonentą, tai visada randi kažkokių priežasčių, tingi varyti čia. Vis tiek, kad 20 minučių, kai nuvažiuoti reikia, bet užtrunka. Tai dabar gaunasi toksai optimizacija. Tipo padirbi, šoki į šortus, greitai persirengi, nusileidi į apačią, pasportuoji, arba jeigu nesportuoji, tai šoki į tapkes, nusileidi į baseiną ir kažką paplauki ir kažką, bet vis tiek judi ir toksai gaunasi labai, viskas labai optimizuota, nesugaišti laiko kelionėm, jokiam viskas yra kaip namie. O visą tai eina į kainą, nereikia papildomai mokėti, kas jeigu gyventum, pavyzdžiui, Lietuvoj, tai pirktum sporto klubo narystę, baseiną kažkokį, tai pasidėtų dar pinigų, plus reikia nuvažiuoti. Kitas dalykas Lietuvoje, apskritai didžiąją dalį laiko į laukai baseiną nueisi, čia ištisus metus gali nueiti, tai va toks didžiulis pliusas yra gyvenant tokioj šaly kaip Tailandas, kur visada šilta. Tu gauni tos tokius dalykus, sąlyginai už dyką, kurių Lietuvoje negali gauti dėl geografinių priežasčių.
ir taip toliau. Tai va, tai tiek šiam video ir tikiuosi, neužilgo sukursiu kitą. Sėkmės ir ačiū už žiūrėjimą.